Pirmasis laiškas Timotiejui. Paulius, Dievo mūsų gelbėtojo ir Kristaus Jėzaus mūsų vilties paliepimu Kristaus Jėzaus apaštalas, Timotiejui, tikram sūnui tikėjime. Malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų viešpaties Kristaus Jėzaus. Dar keliaudamas į Makedoniją aš prašiau tave pasilikti Efeze ir įsakyti kai kuriems, kad jie nemokytų klaidingų mokslų, neužsiminėtų pasakomis ir begalinėmis giminystės eilėmis, kurios veikiau kelia ginčus, negu yra pravarčios išganingiems Dievo sumanymams vykdomiems tikėjimu. Pamokymo tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo. Kai kurie, nuklydę nuo šių dalykų, paskendo tuščiuose plepaluose. Jie norėtų būti įstatymo mokytojais, nors nesupranta nei ką kalba, nei ką tvirtina. Mes žinome, jog įstatymas yra geras, jeigu žmogus juo deramai naudojasi, suprasdamas, kad įstatymas skirtas ne teisiajam, bet nusikaltėliams ir neklaužadoms, bedieviams ir nusidėjėliams, nedorėliams ir netikėliams, tėvažudžiams ir motinžudžiams, ir žmogžudžiams, paleistuviams, iškrypėliams, vergų pirkliams, melagiams, kreivai prisiekiantiems ir visiems, kurie priešinasi sveikam mokslui. Taip moko palaimintojo Dievo garbės Evangelija, kuri man yra patikėta. Aš esu kupinas dėkingumo mūsų viešpačiui Kristui Jėzui, kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamu užimti tarnystę, nors anksčiau esu buvęs piktžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanymo ir netikėjimo. Bet mūsų viešpaties malonė išsiliejo be saiko kartu su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. Tikras žodis ir vertas visiško pritarimo, jog Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame Jėzus Kristus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie jį įtikės amžinajam gyvenimui. Amžių karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui, tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. Šituos pamokymus aš perduodu tau, sūnau Timotiejau, pagal ankstesnes pranašystes apie tave, kad jūs stiprinamas kovotum gerą kovą, išlaikytum tikėjimą ir gerą sąžinę. Jos atsižadėjus, kai kurių tikėjimo laivas sudužo. Iš jų yra Himenėjas ir Aleksandras, kuriuos atidaviau šėtonui, kad jie pasimokytų ir nebepiktžodžiautų. Antras skyrius. Taigi, pirmiausia, prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai, ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse mūsų gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirką už visus, pateikdamas liudijimą nustatytų laiku.
Tam aš esu paskirtasis šauklys ir apaštalas. Sakau tiesą, nemeluoju, tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims. Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas be pykčio ir nesantaikos. Taip pat trokštų, kad moterys vilkėtų padoriai, puoštųsi droviai ir santūriai, ne išgarbiniuotais plaukais, be aukso, be perlų ir be prabangių drabužių, o verčiau, kaip dera moterims pasižyminčioms pamaldumu, gerais darbais. Moteris tesimoko tyliai, su tikru nuolankumu. Aš neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui. Ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui Ieva. Be to, Adomas nesidavė suvedžiojamas, o moteris buvo apgauta ir nupuolė. Bet ji bus išganyta, gimdydama vaikus. Jos bus išganytos, jeigu išlaikys tikėjimą, meilę ir šventumą bei santūrumą. Pirmoji pusė baigėsi, prašau versti antrą pusę. Trečias skyrius. Toks yra tikras žodis. Jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo. O vyskupas turi būti nepeiktinas. Tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebąs mokyti. Negirtuoklis, nekivirčius, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus, geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, kaipgi jis vadovaus Dievo bažnyčiai? Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepradėtų didžiuotis ir nepakliūtų į velnio teismą. Bet to, jam privalu turėti gerą vardą tarp svetimųjų, kad nebūtų niekinamas ir neįkliūtų į velnio žabangus. Taip pat ir diakonai privalo būti garbingi vyrai, ne dviliežuviai, ne besaikiai vyno gerovai, ne geidžiantys nešvaraus pelno, bet saugantys tikėjimo paslaptį tyroje sąžinėje. Ir jie pirmiau turi būti išbandyti, o paskui, jei pasirodys esą be kaltės, tegul tarnauja. Moterys taip pat turi būti garbingos, nešmeižikės, blaivios ir patikimos visuose reikaluose. Diakonai tebūnie tik kartą vedę, gerai tvarkantys savo vaikus ir namus. Kurie tinkamai diakonaus, įsigys garbingą laipsnį ir tikrą tikėjimo drąsą Kristuje Jėzuje. Rašau tau apie šiuos dalykus, nors turiu viltį greit atvykti pas tave. Jeigu užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos šulas ir atrama. Ir kaip visi sutinka, didi yra maldingumo paslaptis. Jis apsireiškė kūne, buvo dvasios paliudytas, pasirodęs angelams, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę. Ketvirtas skyrius. Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams, veidmainingiems melo skelbėjams,
turintiems sąžinėje įdegintą nusikaltimo ženklą, draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį yra sukūręs Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą. Kiekvienas Dievo tvarinys yra geras ir niekas neatmestina, kas priimama su padėka. Juk visa tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda. Jeigu šitaip aiškinsi broliams, būsi geras Kristaus Jėzaus tarnas, mintantis tikėjimo žodžiais ir tikruoju mokslu, kuriam esi atsidavęs. Venk nerimtų bobiškų pasakų, o ugdykis maldingumą. Kūno mankštinimas nedaug kam tinka, o maldingumas viskam naudingas, nes jam skirtas esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadas. Štai tikras žodis, vertas visiško pritarimo. Mes todėl ir triūsiame bei kovojame, kad pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų gelbėtojas. Taip įsakinėk ir mokyk. Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tik tai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, mokymu. Nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos, kuri tau buvo suteikta pranašo ištarme kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu. Rūpinkis šitais dalykais, atsidėk jiems, kad visi matytų tavo pažangą. Žiūrėk savęs ir mokslo, ištverk šiuose darbuose. Taip veikdamas išganysi ir save, ir savo klausytojus. Penktas skyrius. Senesnio žmogaus aštriai nebark, bet graudenk kaip tėvą, o jaunesnius kaip brolius, vyresnio amžiaus moteris kaip motinas, o jaunesnes kaip seseris, laikydamasis tobulo skaistumo. Gerbk našles, kurios yra tikros našlės. Jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, tegu pirmiausia išmoksta rūpintis savo namiškiais ir deramai atsilyginti gimdytojams, nes tai malonu Dievui. Tikra našlė, palikusi viena, sudėjo viltis į Dievą ir dieną naktį maldauja bei meldžiasi. Bet našlė malonumų ieškotoja, dar gyva būdama yra mirusi. Todėl įspėk dėl šito, kad jos būtų be priekaišto. Jeigu kas nesirūpina savaisiais, ypač namiškiais, tas yra užsigynęs tikėjimo ir blogesnis už netikintį. Į našlių sąrašą įtrauk tokią našlę, kuriai sukako bent 60 metų, kuri turėjo vieną vyrą, jeigu ji pasižymėjo gerais darbais, jai išauklėjo vaikus, jai buvo svetinga, jai plaudavo šventiesiems kojas, jai pagelbėdavo vargstantiems, jai stengdavosi dirbti visokį gerą darbą. Jaunesnių našlių nepriimk. Pasidavusios gašlumui, jos atsitolina nuo Kristaus ir geidžia ištekėti, o tuo užsitraukia kaltinimą, jog pametusios pirmuosius pažadus. Be to, jos išmoksta dykinėti bei landžioti po svetimus namus, ir ne tik dykinėti, bet plepėti bei užsiminėti niekais, taukšti kas nedera. Taigi aš norėčiau, kad jaunesnės ištekėtų, augintų vaikus, šeimininkautų ir neduotų priešininkui jokios progos jas ko neveikti.
kai kurios jau nuklydo paskui šėtoną. Jei kuri tikinti moteris turi pas save našlių, tegul jas aprūpina, kad nebūtų apsunkinama bažnyčia ir įstengtų padėti tikrosioms našlėms. Gerai vadovaujantys vyresnieji tebūna laikomi nusipelniusiais dvigubos pagarbos, ypač tie, kurie triūsia skelbdami žodį ir mokydami. Juk raštas sako, neužrišk kulenčiam jaučiui nasrų ir darbininkas vertas savo užmokesčio. Skundo prieš vyresnį nepriimk, nebent liudytų 2 ar 3 liudytojai. Nusikaltėlius bark visų akivaizdoje, kad ir kiti bijotų. Aš maldauju tave Dievo, Kristaus Jėzaus ir išrinktųjų angelų akivaizdoje, kad nuosekliai laikytumeis šių nurodymų, nedarydamas jokių išimčių. Niekam greitomis neuždėk rankų ir neprisidėk prie svetimų nuodėmių. Išsilaikyk tyras. Gerk ne vien vandenį, bet vartok ir truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų. Kai kurių žmonių nusidėjimai esti žinomi pirma teismo, o kai kurių paaiškėja tik vėliau. Taip pat ir geri darbai visiems žinomi, o jei pasitaiko kitaip, jie irgi negali likti paslėpti. Šeštas skyrius. Vergai esantys po jungu telaiko savo šeimininkus vertais visokeriopos pagarbos, kad nebūtų peikiamas Dievo vardas ir mokymas. O tie, kurie turi tikinčius šeimininkus, tegul jų neniekina už tai, kad jie yra broliai. Verčiau tegul jiems dar geriau tarnauja, nes jie, būdami tikintys ir mylimi, įvertina gerus tarnavimo darbus. Taip mokyk, taip ragink. Jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslu, tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga nuo ginčų ir nuo svaidymosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, piktžodžiavimas, blogi įtarinėjimai ir kivirčai tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką ir manančių, jog maldingumas esąs pasipelnimo šaltinis. Žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešėme. Turėdami maisto, drabužį, pastogę, būkime patenkinti. Kas geidžia pralobti, pakliūva į pagundą ir į spąstus bei daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmonės sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra godulystė. Kai kurie, jei pasidavę, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybę kančių. O tu, Dievo žmogau, bėk šalin nuo tų dalykų. Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. Kovok šauniąją tikėjimo kovą, pagauk amžinai gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akyse. Aš tau įsakau dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijos Piloto pateikė gerą išpažinimą, kad išlaikytum įsakymą be dėmės ir be priekaišto
iki pasirodant mūsų viešpačiui Jėzui Kristui. Jį skirtu laiku apreikš palaimintasis vienintelis valdovas, karalių karalius ir viešpačių viešpats, vienatinis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Šio pasaulio turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui. Tegul jie daro gerą, lobsta gerais darbais, esti dosnūs, dalijasi su kitais. Šitaip jie pasidės gerus pamatus ateičiai, kad pasiektų tikrąjį gyvenimą. O Timotiejau, sardėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščiažodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaringų teigimų, nes kai kurie, jį pamėgę, nuklydo nuo tikėjimo. Malonė su jumis.